Labadiena, mano vardas Tomas Lagunavičius, aš esu postproceso teatro aktorius ir režisierius. Šiandien pradedam naujas mūsų susitikimų ciklą, kuris vadinsis aktoriaus psichofizinė treniruotė. Aktoriaus psichofizinių treniruočių variantų yra labai daug. Galim paminėti tokias klasikinės, kaip Stanislavskio, Michailo Čechovo, Ježy Grotowskio, Strasbergo ir daugybė kitų mokyklų, kurios padeda aktoriui pasiruošti vaidybai. Tiksliau sakyti, vaidmens kūrimui. Dabar iš ko susideda aktoriaus meistriškumas? Tai pirmiausia yra keletas sudėtinių dalių. Tai pirmas dalykas, aktorius turi gerai mokėti atlikti įvairius aktoriaus psichofizinius pratimus, kad gerai galėtų pasiruošti vaidmenį. Antras yra vaidmens ruošimas. Trečias, aš manyčiau, aktorius turėtų mokėti šokti, dainuoti, muzikuoti, atlikti sceninio judesio vieną arba kitą mokyklą. Tai gali būti ir pantomima, tai gali būti buto technikos ar kiti kažkokie dalykai. Ir žinoma, turi būti gera sceninė kalba, kurią suprastų kiti žmonės ir galėtų girdėti ir tolimuosiuose eilėse. Šitie užsiėmimai bus skirti aktoriaus psichofiziniai treniruotei. Mes orientuosimės į Stanislavskio ir Michailo Čechovo mokyklos įvairiausius pratimus, todėl kad pradėsim nuo tos vadinamos realistinės manieros. Jeigu aktorius vaidina šitoj manieroje, pagrindinis dalykas, kad jis organiškai jaustųsi scenoje ir prisitaikytų prie scenoje esančių aplinkybių. Tiesiog suvoktų jas, įsisąmontų ir gyventų jose. Žinoma, egzistuoja ketvirta siena ir kiti visi įvairūs reikalavimai, kurie yra iškelti realistinėje manieroje. Žinoma, dabar viskas pasikeitė, atsirado naujos mokyklos, bet apie tai mes kalbėsim vėliau. Tad pradėkime nuo pirmųjų pagrindinių pratimų grupių, kurios, mano manimu, yra vienos iš pagrindinių. Tai pirmoji grupė psichofizinių aktoriaus treniruotės pratimų yra raumenų atpalaidavimas. Pirmas pratimas prasideda nuo to, kad reikia išmokti atpalaiduoti įvairias raumenų grupės. Pradėkime nuo paprasto pratimo, nesudėtingo, kurį gali bet kuris žmogus padaryti. Bet svarbiausia, reikia žinoti, kad tų pratimų yra labai daug. Ir, pavyzdžiui, raumenų atpalaidavimo pratimų ten yra apie 30-40. Aš rekomenduočiau tiesiog jos pastoviai keisti, pradėti nuo paprasčiausio, paskui pradėti keisti. Pradėkime nuo bazinių 6 pratimų, kurie, mano manimu, yra labai svarbus. Tai gerai, raumenų atpalaidavimas. Pirmas pratimas, lėtai įkvėpkite per nosį, lėtai iškvėpkite per burną. Padarykit 3-4 tokius įkvėpimus. Lėtai įkvėpiam, lėtai iškvėpiam. Stebėkit savo vidų, kada įkvėpia truputį pilvas įsipučia, iškvėpėt pilvas įdumbo. Neskubėkit, lėtas įkvėpimas, lėtas iškvėpimas. Pasiruošim pirmas pratimas, lėtai įkvėpinai, pakelkite antakius į viršų, tempkite kaktos raumenis, iškvėpinai, atpalaiduojat. Neskubėkite, lėtai įkvėpėt per nosį, keliat antakius į viršų, įtempėt kaktos raumenis, iškvėpinai, atpalaiduojat. Neskubėkite, padarykit šitą pratimą 3-6 kartus. Įkvėpiam, keliam į viršų, įtempėm kaktos raumenis, iškvėpinai, atpalaiduojam. Dirbkite savarankiškai. Pajuskit savo ritmą, lėtas įkvėpimas, įtempiam, palaikom įtampą, iškvėpinam, atpalaiduojam. Dar vieną kartą padarykit šitą pratimą, lėtai įkvėpiam, pakeliam antakius į viršų, įtempiam kaktos raumenis, iškvėpinam, atpalaiduojam. Antras pratimas, lėtai įkvėpinam, stipriai sumerkite akis, palaikykite įtampą, iškvėpinam, atpalaiduojat. Neskubėkit, lėtai įkvėpkite, stipriai sumerkite akis, padarykit, kad pajuskit įtampą, akidubėse iškvėpime, atpalaiduojat. Neskubėkit, lėtai įkvėpiam, įtempiam, iškvėpime, atpalaiduojam. Pajuskit skirtumą tarp įtampos ir atsipalaidavimo. Aktoriui labai svarbu, kad jis vaidina scenoje, jis turi jausti, kokie jo raumenys yra. O svarbiausia jausti skirtumą tarp įtampos ir atsipalaidavimo. Dar kartą lėtai įkvėpiam, sumerkiam akis, iškvėpime, atpalaiduojam.
Sekantis pratimas, lėtai iškvėpdami, lenkite galvą atgal, tempkite kaklo raumenis, iškvėpdami pradinė padėtis. Neskubėkite. Lėtas įkvėpimas, lenkiam galvą atgal, iškvėpdami, atpalaiduojam. Dirba savarankiškai, pajuskite savo tempą, koks jis turėtų būti. Neskubėkite. Suderinam įkvėpimą su įtampa, iškvėpimą su atsipalaidavimu. Įkvėpiam, lenkiam galvą atgal, iškvėpdami, pradinė padėtis. Sekantis pratimas, lėtai įkvėpdami, pakelkite pečius į viršų, iškvėpdami, atpalaiduokite. Dar kartą lėtai įkvėpiam, palaikom įtampą, iškvėpdami, atpalaiduojam. Neskubėkite. Suderinam įkvėpimą su įtampa, iškvėpimą su atsipalaidavimu. Dar kartą padarykite šitą pratimą. Lėtai įkvėpiam, pakeliam pečius į viršų, iškvėpdami, atpalaiduojam. Neskubėkite. Sekantis pratimas, lėtai įkvėpdami, sugniaužkite rankų pirštus į kumščius, įtempkite visus rankų raumenis, palaikykite įtampą, iškvėpdami, atpalaiduojam. Neskubėkite. Lėtas įkvėpimas, palaikom įtampą, iškvėpdami, atpalaiduojam. Dirbkite savarankiškai. Įkvėpiam, įtempiam, iškvėpdami, atpalaiduojam. Dar kartą padarom, lėtai įkvėpiam, įtempiam rankų raumenis, iškvėpdami, atpalaiduojam. Ir paskutinis pratimas, lėtai įkvėpdami, pakelkite kojų pirštus į viršų, kulnai pasilieka ant žemės, įtempkite visus kojų raumenis, iškvėpdami, atpalaiduojam. Lėtai įkvėpiam, pakeliam pirštus į viršų, įtempiam kojų raumenis, iškvėpdami, atpalaiduojam. Dirbat savarankiškai, lėtai įkvėpiam, pakeliam kojų pirštus į viršų, kulnai ant žemės, įtempiam kojų raumenis, iškvėpdami, atpalaiduojam. Neskubėkite. Dar kartą padarom šitą pratimą. Įkvėpiam, įtempiam, iškvėpdami, atpalaiduojam. Dabar užsimerkite. Ir vidiniu žvilgsniu patikrinkite, ar nėra kur nors įtampų raumenyse. Pradėkite nuo veido, po truputį apačią. Pirmiausia, kaktą patikrinkite, ar nėra įtampos. Žandų, žandikaulį atpalaiduokite. Jeigu kažkur jaučiate įtampą, tiesiog įkvėpdami įtempkite, tą raumenį iškvėpdami atpalaiduokite. Pavyzdžiui, jeigu jaučiate įtampą žandikaulį, įkvėpkite, stipriai sukaskite dantis, palaikykite įtampą, iškvėpdami atpalaiduokite. Ir tai pakartokite 3-5 kartus, kol pajusite atsipalaidavimą. Gerai, patikrinam veidą, kaklą, pečius patikrinkit. Jeigu tik tai jaučiat kažkur tai įtampą, įkvėpdami, įtempiam tos raumenis, iškvėpdami atpalaiduojam. Gerai, patikrinkit nugaros raumenis, nugarą, ar nėra kažkur tai įtampos. Krūtinę, pilvą patikrinkit. Rankas patikrinam, kojas. Gerai. Dabar įvertinkite skirtumą, kokie jūs buvote prieš tai ir dabar kaip jūs jaučiatės. Ar sumažėjo įtampa, kiek procentų sumažėjo įtampa jūsų. Gerai. Tai mes dabar padarėm pirmosius 6 pratimus, kurie skirti įvairių raumenų grupių atpalaidavimui. O dabar pasiruoškite ir atliksim dar vieną pratimą. Giliai kvėpkite, suspauskite rankos į kumščius, įtempkite po truputį visus kūno raumenis ir skaičiuojam visi iki 10. Laikom įtampą, laikom įtampą. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iškvėpkite, atsipalaiduokite, patikrinkite, ar visi raumenys atpalaiduoti, viską patikrinam. Pasiruošiam dar kartą, pirmiausia pradedam, įtempiam rankas, sugniaužiam rankų pirštus į kumščius ir po truputį visą kūną, tiesiog sustinkit vietoj. Pasiruošiam dar kartelį. Įkvėpiam, gniaužiam pirštus į kumščius, įtempiam visą kūną, laikom įtampą. 1, 2, 3, 4, 5, laikom įtampą. 6, 7, 8, 9, 10.
Dabar iškvėpkite, atsipalaiduokit. Dabar savarankiškai pabandykite šitą pratimą padaryti. Pasiruošėm, iškvėpiam, o dabar įkvėpiam ir laikom įtampą. Įtempiam visus kūno raumenis. Palaikom įtampą, palaikom, skaičiuojam savarankiškai iki 10. Ir kada jau bus 10, atpalaiduokit, iškvėpkite. Atpalaiduokit visą kūną. Patikrinkit, koks jisai. Gerai. Tai šiandieną mes atlikome 7 pratimus, kurioje yra skirti aktoriaus psichofiziniai treniruotei. Ir čia grupė pratimų skirti raumenų atpalaidavimui, o dar jeigu tiksliau sakant, kontroliai. Nes kada aktorius vaidina, kai kada jo raumenys turi būti tempti, kai kada atpalaiduoti, kai kada plastiški, kai kada labiau statiški. Aktorius turi pradėti jausti, kaip jisai jaučia, kaip jisai juda, ką jis daro, koks yra veiksmas. Svarbiausia, nesusikausyti scenoje, dirbti laisvai, atsipalaidavus, kada reikia įsitempti, kada reikia atsipalaiduoti. Tai susitiksim sekantį kartą ir tęsim mūsų pratimus. Ir taip po truputį praeisime visus aktoriaus psichofizinės treniruotės pratimus, galėsi dirbti savarankiškai. Linkiu visiems sėkmės.